pilna teisė susirasti tavo tėvos mamą. Tu jai skolinga tiesą. Užeik. Gal užrakinsi? Galiu pabėgti pro langą. Paklausyk, brangioji, aš ne kalėjimo prižiūrėtojas, o tavo tėvas. Dukrelė, paklausyk. Aš noriu tavim rūpintis. O ne užrakint. Nenori manęs užrakinti, bet liepia čia sėdėti. Čia taisyklė, su kuriuom turi susitaikyti, mieloji. O jei nesusitaikysiu? Marisa, aš tave riboju todėl, kad tau to reikia. Suprask mane pagaliau. Jeigu užsispirsi priešintis man ir savo mamai, tas ribas tau turės nustatyti teisėjas. Spręsk pati, Marisa. Nekenčiu tavęs. Nekenti? Tavęs ir Sonijos abiejų. Labai gerai, maištauk toliau. Prisėsk. Einu padaryti valgyti. Išalkau. Aš tave myliu. Aš tave myliu visą širdim. Patikėk. Pajokavau. Nežinau, pajokavau ir tiek. Negi tu man galėtum patikti. Ne. Aš tau melavau. Sužinojau, nes... Kodėl? Todėl, kad atsirado tavo tėvas. Aš tavo tėvas. Estar seguro y sentirlo tibio, jamás quedarte en carne viva, donde no hay incendios, no hay heridas, malheridas. Jamás tendrás un gran amor, pero estarás tranquilo, te sentirás seguro y dormirás sin sueños. Negaliu patikėti, kad policijai pranešt gali tik šeimos nariai. Tikrai negaliu patikėti. Mergaitės, jeigu visi nusiplauna rankas, mes pačios suraskim tos vaikinus. Nusipirkim ginklų ir žaiskim policiją. Tu nežinai, kas jie tokie, Vika. Bet jie mane pažįsta. Iš kur žino, kad mes su Roku draugai, kad pažįstam vienas kitą? Nežinau, Vika, nežinau. Reikia ką nors daryti, tikrai. Mergaitės atrodo susirūpinusios. Kas atsitiko? Negirdėjai apie Roką? Nemie, nepasakok. Vika, čia Franciskas, viskas gerai, jis patikimas. Vyresni vaikinai primušė Roką ir jo draugą. Todėl, kad dėjai. Felė, nekalbėk taip. Palauk, Rokas gėjus? Ne, kai mušė, neklausė, ar jis gėjus. Neaišku, ar dėl to. Kokie gyvuliai? Kas jūs primušė? Nežinom, todėl mums neramu. Nesugalvojom, ką daryti. Pagalvokim, kas mokykloje nemėgsta Roko. Šitoje mokykloje daug kas Roko nemėgsta. Gydas, Pablas, daug kas. Negi jie galėtų tai pasilikti. Ne, ieškokim kitų žmonių. Visoje mokykloje ieškokim. Reikia gudrumo tiesą išgauti. Kas nors vis tiek susmaus. Franciskai, puikiai mintis. Aš pakalbėsiu su trečiokais, gerai? Aš su penkokais, Felė. Tau lieka antrokai, gerai? Sutik, Felė. Ne, aš pati turiu daug bėdos. Negaliu viskų rūpintis. Puiku, ačiū už pagalbą. Lik jūs man visada padėtumėt. Gerai, neaiškinkis, nepadėk nereikia. Palaukit. Nesirūpinkite, aš ant Roko paklausiu. Pradėsiu nuo jų. Gerai, ačiū, Franai. Ačiū, Franai, ačiū. Jei ką nors sužinosi, pranešk. Gerai, einam. Negali būt, kad nei viena nieko nerandam. Franas, gal jis ką nors žino? Buvau jį sutikusi, bet dar nieko nežinojo. Franas litapėdis. Tai liek, nes tu iš viso nepadedi. Sakiau, kad nenoriu nemalonumų. Jie už mus vyresni, gali būti pavojinga mergaitės. Atsiprašau, nepykit, kad kišuos. Aš irgi girdėjau, kad kažkas atsitiko tam vaikinui. Kada, šią savaitę? Taip, o ką? Pagalvojau, galbūt galėčiau jums padėti. Ką? Statyk greičiau. Tuoj pasakysiu, čia tik mintis, nesakau, kad taip yra. Šią savaitę čia buvo susirinkę buvę mokyklos mokiniai. Juk jūs pačios kalbėjote apie vyresnius vaikinus, tiesa? Tikrai? Taip. Štai kodėl Rokas net pažino ne vieną iš penktokų. Taip, jie buvo mokiniai. Taip. Ačiū, Mičia. Eina Franciskui pasakyti. Nėra už ką, mažutė. Buvę mokiniai. Žinoma.
Lola, noriu pasikalbėti. Ką tu čia veiki? Atėjau atsiprašyti, kad taip ilgai slėpiau tiesą. Tu man tikrai labai pakenkiai. Žinau, dukrelė, atleisk, aš... Nekalbėk taip su manim, aš tau neduktė. Neturiu už ką atleisti. Nekalbėk, tai būk gera. Aš esu tavo mama ir visada būsiu. Pasikalbėkim. Noriu, kad suprastum, kaip viskas įvyko. Supras mane, mama. Negi nesupranti, kad man labai sunku. Dabar negaliu apie nieką galvot. Žinau. Todėl nedrįsau daugiau pasakoti apie tavo mamą, kai parodžiau nuotrauką. Daugiau, žinai, daugiau? Taip. Ką žinai? Jos vardas Merė. Merė Viljalba. Štai. Užrašiau vardą ir paso numerį. Ji mums davė tik tokius duomenis, kaip pas mus dirbo. Štai atnešiau savo dukrelės skanumyną. Čia citrininis pyragas. Žinau, kad labai mėgsti. Vaikystėje dažnai valgydavai. Sonija sakė, kad jis tavo mėgstamiausias ir davė receptą. Iškepiau, kaip jį liepė. Viską žingsnis po žingsnio. Kągi. Ar skaniai kvepia? Nežinau, ar gerai išėjo kažkoks keistas kvapas. Tiesą sakant, labai blogai gamino Marisa. Tenka pripažinti. Man nesiseka viskas, ką noriu dėl tavęs padaryti. Tikriausiai paveldima, nes man irgi viskas nesiseka. Kodėl tai kalbi? Kas atsitiko? Nieko. Kai buvau maža, viskas buvo kaip norėjau. O dabar man visi meluoja ir verčia jausis visišką mulkį. Ne. Taip. Nekalbėk taip, dukrelė. Atpjausi truputį? Žiūrėk, visai nieko. Norėjau pasakyti, mieloji, kad puikiai tave suprantu. Kiekvienas bando spręsti savo bėdas, kaip gali. Bet turi pradėti suprasti, kad toks jau tas gyvenimas, mieloji. Kartais pasiseka, kartais ne. Aš labai tave myliu. Neatsiliepsi? Ne. Šitas pokalbis daug svarbesnis, nei tas skambutis. Alio, Oktavijau. Oktavijau, tu čia? Čia Pablas. Tada atsiliepsiu. Ne, neatsiliep. Šitas pokalbis įdomesnis, ar ne? Alio, Oktavijau, atsiliepk. Labai svarbu. Kągi, einu pasivažinėti visureigiu. Kas čia atsitiko? Kas viską sulaužė? Dieve mano!